šitas darbas irgi netradicinio dydžio man, nes neatsimenu kokio formato, bet tai yra mano rankos portretas. Bet iš tikrųjų tai nėra mano ranka, nes tai yra tik rankos atvaizdas. Šito darbo pavadinimas yra handy, tai šiaip tai lietuviškai tai būtų darbštus, turbūt verstusi. Tai gal čia šiek tiek iliustruoju ir portretuoju ir galbūt šaržuoju savo darbingą kelią, sakykime, šitoj medijoj kaip tapybos purškybos. O jeigu dėl pačios parodos konteksto, tai šita ranka taip pat rezonuoja su kitu paveikslu After Affect, kuris yra antrame aukšte, kur yra 3 jaunuoliai po vakarėlio Vokietijoje. Ir ten ant rankos, merginos rankos, taip pat galima išvystyti tos pačius raštus tatuiruotės. Tai yra kaip tarsi mano personifikacija, alter ego, kaip nors va taip galima pavadinti. Kadangi vyksta toksai pokštas visoje parodoje, būtent teksto vertime, kai pačiam tekste berods parašyta, kad Kazimieras Brazdžiūnas tapo merginas ir nori patikti diedams, tai angliškai ten išsiverčia kažkodėl, bet viskas okei su tuo, kad Kazimieras Brazdžiūnas virsta merginom ir dėl to patinka diedam, ta prasme. Nu tai va taip.